skrandžio valymą dar man padarytų, būčiau labai dėkingas. Kokie čia brūdą valgo, aš nesuprantu. Ir kaip aš sutikau dar ryžius, pasakė ryžiai ir kažkas, galvoju, tikrai nebus tai blogai. Vienas iš daugelio dalykų, kuom garsėja Taškentas, tai yra kaip turinti savo gatvės maistą, kuris yra tikrai labai populiarus. Ir aš vėl grįžau į turgų, kur pabandysiu paragauti įvairiausių patiekalų, kiek įmanoma daugiau. Galima rasti visko, nuo visokių gaminių iš arklio, samsa, mantai, kas yra kaip koldūnai, dešrelės, kebabai, šašlykai, absoliučiai viskas. Самса? Ага, одну. А какие они вкусы? Хорошие, это мясо говядины, жир баранины. Говядина. Сколько? Я говядиной одну. А сколько стоит? 30 тысяч. Очень дорого. Дорого? Да, 20. А? 20 тысяч. Это другой самцы подряд. Вы один попробуйте, потом сами узнаете. Тогда я вернусь. Нет, по 20 это маленький сам, там мяса мало. А тут 100 грамм мяса. А это резаное мясо, не фарш. Хорошо, попробую. Это стоит. Попробую. Попробуй, потом мне спасибо скажешь. С перцем, да, брать? Да, можно с перцем. Вот, смотри. Такой самцы по 20 никто не даст. Ну тогда давайте я попробую одну штуку. Потом сами узнаете. Вот 10 и 20. Заходите. Ana kene katta somsalar bor, qaynoq keringlar. Kene Самса. Su jautiena. Хорошая очень. И сухой желудь, конечно. Nepalyginsiu, kur ragavau stoti traukinių. Manau, kad po kiekvieno valgio reikės nusiplauti skrandį, kažko šalto. Салам алейкум, здрасте. Можно киви сок одну один? Да, вот такой стакан. И сколько? 2000. 4. 3. Две, одна. Ахмед. Kivių sultis. Labai atgaivina, kai yra 38 laipsnių lauke. 12 valandų dienos. Kaina apie 30 centų, o už samsą sumokėjau apie 2 eurus su biškiu, gal 30 kokį. Добрый день, помогите. Это что? Ман? Пан? Картошка. Я могу одну порцию? Gracias. С собой. Сколько? 40. Pasiėmiau dar vieną įdomų tokį patiekalą, atrodo kaip lazanija lyg būtų, bet čia bulvės viduje. 3 eurai kaina buvo. Nu net nežinau, atrodo įdomiai. Paragaut valgysiu, tai tiesiog prie tokio vat stalo. Ui, čia vos nukritau aš. Jo, kažkur čia va. Jo, tai. Nu tai skanaus. Nežinau kaip čia valgyti, pamiršau prašyti šakutės, tai tiesiog bandysiu valgyti iš lėkštės, laikantis už maišo.
Einu sau net nesitikėjau. Atrodo tikrai keistai, bet tikrai skanu. Vidu yra biški, ne, svagūno biški yra viduj. Pomidoro padažas, daug tešlos, bulvės. Net nežinau, kom prilygint skonį. Visiškai ne kaip lazanė, nors atrodo panašu. Gal labiau kaip gniokiai kokie. Viskas garuoja iš maisto vietų skirtingų. Sekanti lokacija. Irgi tam pačiam turgui. Atėjau paragaut mantai ir atsigerti arbatos. Čia pas moteriškis sakiau ir iš ten atnešė arbatą ir dviejų rūšių mantai. Tiesiog koldūnai iš esmės. Parašiau, kad dviejų skirtingų mėsų būtų. Tai žiūrėsiu, kokį duos. Šitas pirmas. Jautienos. Labai skani. Ką iš tešlos moka jie gaminti. O antras, iš vaizdo visiškai toks pat. Tiesiog tokias pačias du atnešė, bet abudu skanus. Žodžiu, man šita vieta patiko, galvoju dar paragausiu. Paprašiau, kad atneštų kažką vėlgi iš vietinių, tai čia yra, kaip suprantu, ryžiai viduj. Atpilkta neaišku ko. Tikiuosi nėra kliščių, nes nesupratau, ką jie sakė. Kaip neskanu. Žiauriai neskanu. Net nesprantu, kas čia yra, bet beveik kaip neskanu. Čia moteris irgi jau sakė tą patį, ką aš, bet aš nesprantu, kaip galima valgyti šitą dalyką. Kažkaip vėdarai kažkokie, bet žiauriai neskanu. Aš negaliu patikėti, ant kiek neskanu, už arklį blogiau, tragiškas skonis. Aš čia visiškai sušlapau iš tam kavinį šitą. Eina savo, čia ką. Jau pabiškai bandau veikti, dar kompoto pasiėmiau atsigavinti. Kaip man negerai. Tiesiog man žiauriai bloga dabar. Eina savo, kaip šudinai jaučiuosi. Kas ten per nesąmonė buvo, kad taip užkimšo skrandį. Tokio šlikštau šūdas, šūdą, realiai šūdą valgiau visiškai. Tarsi pilvas atrodo, kad aš būčiau įsikišęs akmenų į pilvą. Patoks pat jausmas maždaug. Net, šlikščiausias maistas, kokį esu valgęs gyvenime. Pats šlikščiausias. O kas prašė valgyti, aš nesprantu. Durnos, smegenis, kvailys, aš visiškai esu. Absoliutus. Ne visprotis, visiškas. Ir nieks nevertė valgyti, per prievartą to nesąmonę. Reikia arbatos gal atsigert kažkur.
38 laipsniai. Nei kiek neperdedu. Skrandžio valymą dar man padarytų, būčiau labai dėkingas. Ai, nu savo, kaip blogai. Čia kokie čia brūdą valgo, aš nesuprantu. Ir kaip aš sutikau dar ryžius, pasakė ryžiai ir kažkas, galvoju, nu tikrai nebus tai blogai. O smarvė kokia. Fui, blemba, dabar. Aš nežinau, ką daryti dabar. Apsivemt. Jeigu apsivemčiau, gal tada. Reikia apsivemt, jaučiu. Žodžiu, aš einu į vaistinę, nes čia yra žiauriai negerai. Aš tikrai užsilenksiu, 100%. Kaip palauk yra virškinimas rusiškai? Салам алейкум. У вас есть что-то для пищеварения? Какое? Ну, чтобы лучше работать. Там мезим какой-то или не знаю. Чтоб... Ну, чтобы... Отже, нусипirkau tabletę kažkokią. Pankreatinas kažkoks, net nežinau, ar čia, kaip paskaičiau internete, kad čia tipo, net nelabai man kaip ir tinka jisai. Pavyzdžiui, pabandysiu biškai prasivaikščiot, atsiger vandens ar arbatos ir po to žiūrėsim, jeigu nieks nepadės, tada savo. Einu vandens pradžiai nusipirkti. Gal gazuoto. Žodžiu, pasiėmė baržomę ir vandens atsigert. Tai bandysim taip tvarkyti su pilvu. Vaisiai, sriuba, lengvas maistas. Paskutinis, čia buvo man pamoka viskas. Aš dabar pasimokinu iš pamokos ir daugiau tų klaidų nedarysiu. Aš žodžiu, jau biškai geriau jaučiuosi, šiaip jau visiškai atsigavau iš tikrųjų. Realiai vėl atvalgyt. Ne, šiaip arbatą tikrai padėjau, vaistą irgi išgėriau. Dabar ilsiuosi. Ir, žodžiu, žiūriu, kas toliau bus, kaip viskas veikia su mano skrandžiu, kaip mano skrandis veikia. Bet lygtais praėjo tas spazmas, jau dabar galima vėl žmonės lysti. Vienas ševroletas, antras, trečias, ketvirtas, penktas. Ir visos mašinos arba juodos, arba baltos. Visiškai jokios spalvos. Dabar tai pravažiuoja mašinos, nu bent vienas spalva, kad ne juoda, ne balta būtų. Nė vienos nėra. Dėl to, nes čia kažkada buvo seniau Chevroletų monopolija. Ir čia vien gamino Chevroletas, absoliučiai. Buvo 95% mašinų Chevroletai. Žodžiu, nusipirkau angliuko. Tai šitas video gausis negatęs maistas, tiesiog vaistų valgymas. Bet nieko, aš dar atsigausiu, aš dar comebackinsiu. Tai šiaip man tai ligoninėje, kai mes buvom tam Baši kaime, tas moteriškas sakė, kad reikia 10 kilogramų viena tabletė. Tai kiek tu sveri, padalini iš 10 realiai. Jo, ir tiek tablečių turi valgyti. Jo, tai žodžiu, dabar aš tiek nevalgysiu, 7-8 tablečių, tai tiesiog profilaktiškai 2 tabletės, manau, susileidžiu ir viskas. Galvoju, ledų porcija tikrai nepakenks. Kur čia pardavėjai? Salam alaikum. Ai va. Čia vaikas pardavėjas. Salam alaikum.
Салам алейкум, брат. Салам алейкум. Можно один ванильный? Ванильный. Один мороженое, да. Сколько? Цена. Сколько стоит? Я не видел. Все хорошо. Надо сдачу. Одну штуку ванильную. Ага. О. Рахмет. Не надо, не надо. Skanus labai. Šiaip aš čia pakankamai nutolau nuo centro, bet vis tiek tada gatvė pakankamai gidri ir labai daug visokių tokių mažiukų parduotuvėlių, kur vaisiai, daržovės pardavinėjami. Čia va duonos yra, pas močiutės galima pasiimti daržovių, vaisių visokių. Čia vėl vat azijietiškas restoranas. Vaisiai vėl ant kampo. Kukurūzų šviežių galima. Šiaip norėčiau bandyti, bet dabar galvoju, tikrai atsakysiu. Čia iškart vaistinė, jeigu tokia situacija kaip man, kad būtų kur nueiti. Manau, kad ledas nieko baisaus iš tikrųjų. O, tiesiog nebeturiu planą, tiesiog šoksiu metro ir važiuosiu bet kur. Kokią nors stotelę išlipsiu ten dar pasižvalgysiu ir reikės jau tada eiti hostelį, rinktis daiktus ir eiti traukiniu stoti jau. Galutinai. Jau karaliaus stotas labai čia. Bet aišku, minusai vaikštant su tapkėm yra, kad kojos realiai kaip pro anglis prasėjęs tokio juodumo tamsumo. Jau iš tikrųjų pavargau kažką aš tam Taškente čia daryt. Visi šitą diena keista kažkokia. Jau iš tikrųjų norisi traukinį sėst naktinį, atsigult ramiai pamiegot. Viską, žodžiu, artėja finiškas jau Taškente. Pasiėmiau va kuprinį iš hostelio ir viskas, įstoti varau. Ir man 10:30 traukinys. Žodžiu, išvažiavimas man iš pietinės Taškento traukinių stoties. Nusipirkau vandens, jau savijauta puiki, viskas gerai. Tai traukinys tas pat turėtų būti kaip ir iš Astanos į Alamatą, tai aš ten nieko per daug nenoriu filmuoti. Nebent kažkas įdomaus pastaikys, tai žodžiu, jeigu ne, tada sakysiu labą dieną iš Naujo Miesto, tai kol kas į Kitaną.